juos šikančių sutrauktų. Tai ką, laboka. Čia kelias dienas nesimatėm. Berods šiandien trečiadienis jau. Balandžio 1. Žinot, kokią dieną šiandien? Vadybininkų. Ne, neįsižeiskit ne vienas, bet rimtai ta prasme. Vadybininkų darbas. Tai toks, sakyčiau, kur melų ir vis tik tau pinigus moka, ne? Ot geras darbas. Kai Seime panašiai tų visų. O šiaip tai jau, su melų diena. Gerai, čia šiandien išdūrė mane vienas vyrukas, dantistas, nuvažiavau į Kauną, tik einu, sako, žinok, neturiu tavo danties, važiuok namo, nu, okei, sakau, geras bairis, o dabar jau galim sėsti į kėdę, ne, sako, rimtai, nu, tai okei. Žodžiu, trečiadienis, vėl va, kiek praėjau savaitėlį, klasiukas vėl sukabinta, susėlka, lėkiam sėt žirnius. Čia per tas dienas porą dienų, kiek aš čia kamerą buvau nepasiėmęs į rankas, pabandžiau gyventi kaip eilinis žmogus. Tai pasiruošėm laukus kai kuriuos žirniam. Nu tai kaip kai kuriuos, visas beveik. Dalis arimo buvo, dalis skutimo ir dabar dar pabandysiu dalį laukų nieko neėdinės tiesiai sėti. Sėjamoji kiek pradirbs, tiek užteks. Tai va, kaip ir minėjau, vakar pasiruošėm žirnius. Išsivalėm, kai tik va, procesų galiu biškį įmest. Primityvus šitas mūsų labai procesas valymo visas. Nu, bet tau ką daryti kitaip. Kuo turi, tuo valai. Tai va, tai ką susistatėm, prasivalėm. Čia tokia priekaba ta mūsų, tai tik tai skirta vienai kultūrai. Mes ją kokius jau turbūt 8 metus turim, gal daugiau. Tai vieną kartą buvo įpilta kviečių sėkla. Ir šiaip kasmet jie susipilam tik tai žirnių sėklą. Tai tokia sėklinė priekaba mūsų. Tai va, tai dar va čia kiek gal valosi dar, gal nesivalo, žodžiu, matėt. Primityvė, bet užtenka mum. Kiek mum nesame čia tokie pedantai, mum gerai. Tai va, o dar čia įdomus dalykas vakar, svarbus labai atsitiko. Vakar vakare, kaip tik surinkau, tiksliau ne aš surinkau, mane pasirinkau prenumeruoti, stebėti 1000 sekėjų. Tai čia yra, super. Tikrai nemaniau, kad per mėnesį laiko aš čia tiek pasieksiu jūsų. Gal, maniau, porą, 3 mėnesiai. Bet realiai, kad įkėlęs kiek čia 9 turbūt video ir štuką sekėjų. Tai čia yra, wow, amazing. Jau maka piškaimo vyrukoj. Tai čia baisiai gerai. Super, superiniškai. Laukuose situacija taisosi realiai, nu kaip taisosi, gerėja, gražėja laukai, kyla ir rapsai, ir kviečiai. Tik tai, vat, ko trūksta, drėgmės. Nes matot, koks dangus, kur debesys? Kur? Čia va vakar, kur čia va, į tą pusę panašiai, čia va, kažkur į ten Vilnius yra. Tai ten lynojau, buvo juoda. Jau žmona sako, gal pas mus ateis? Ne, sakau, nesvajok, tikrai neateis. Palynojo kažkur nepalynojo ir tiek. Tai, gal rodo, lyg tai planas savaitgaliui keli milimetrai, bet irgi purškimai stovi, nes naktim šalnos. Jau tik link purkštuvo einu, įsijungi prognozę telefone, pasižiūrėti, pamatai minusą, nu ir ką, ir pasilieki tada toliau dirbti kažkokius kitus darbus. Tai va, tai taip, kad netinginiaukim. Trečiadienis, popietė, žirniai paruošti, sunkoki. Pernai buvo apie, lyginant su pernai, tai panašus svoris. Prieš kokius 2 metus, tai turėjom žirnių, buvo 1000 masė, 240 gal gramų, kažkas tokio. Tai sėjo apie 1,2 milijono dažniausiai. Nors rekomendacija, nes su vieno agronomu ką šnekės, yra 1,3. Tai vieną lauką šiemet būtinai pasisėsiu, tikrai tokia norma. Tai gausis apie tą 1,1 milijono, ką sėsiu, tai 100, tai yra 100, sakau. 320 kg norma bus, o kur tuos 3 milijonų sėsiu, tai ten apie 370 kažkas išės, 80 turbūt, ne? Bet sakau, pabandysiu, pažiūrėsim, ar tikrai derlius geras bus, ar geresnis, tikriau lyginant su tuo mažesniu tankumu, ar ne. Taip, kad šokam į traktorių, tiksliau dar prieš tai palauk, nešok, reikia užsipilti žirnius, reikia susikalibruoti normą ir tada važiuoti. Varom. Nu va, be akinių geriau. Pradėjom sėti žirnius.
Pradėjom. Susiruošėm, viskas, čia kol susireguliavau, užtrukau biškį. Tas gylis, tai vienaip, tai kitaip atrodo, trukdo, neina. Tai apie 5-6 cemus pagavau, ačiū Dievui. Taip kaip ir turi būti, čia žirniai turi seitis, taip, o ne kviečiai. Bet šiaip jo, žirnius irgi, manau, kaip ir daugelis, ėjom čiut giliau. Tai čia pirmas laukas, dabar va Jarima. Tai va, pasisėjom technologinės vėžes. Ten nuo krašto pradėjom, trūks trumpukas, čia kampas, iki to va ten daina. Tai sėjam, drėgmės dar giliau yra, nėra baisios tragedijos, bet jau galėtų palyti. Gal įvyks kalėdų, kalėdų, Velykų stebuklas ir palis, kaip sakot, būtų gerai, ne? Jau suvalkijo, tai reikia žiauriai lietučių. Dulksta viskas. O šiaip, norma sėjau 1 milijono, tai yra apie 320 kg, kažkas tokio. Veislį pasitikslinsiu dar, bet man atrodo bagų. Nu tai ubagų veislį. Nors pernai aфиgenį žirniai buvo. Neatsimenu, kada tokius turėjom, status, gražus, per šūdlaukius visus savo per dieną. Beveik 30 hektarų nusikūlėm, tai čia buvo super, kosmosas. Ir derlius užskaitinis, ką pardavėm, netoli, labai netoli 4. Buvo vietų, kur ir virš 5 netgi biuro iš plotelių, bet per šūdlaukius visokius buvo, kokį galvoju, gal 4-8 laukai turbūt. Nu tai įsivaizduokit vidurkį. Didžiausias laukas buvo 7 hektarai, porą laukų po 4 ir hektariukas ir 2,5 žodžių. Šūdlaukiai. Tai va, tikėkimės ir šiemet bus gerai. Ir įdomu, kaip tas mano bandymas gausis, kur prieš tai minėjau. Tai dabar atsėjau pirmiausia į Jarimą, tada keli laukai apie kokius 12 hektarų panašiai gausis į skustą diskinių skutikų pavasarį dirvą. Ir 6 hektarus 2 plotus palieku į neįdintą dirvą, tiesiai sėsiu ir pažiūrėsim, kaip kuriam formate geriau žirniam augti. Kiek dar žirnių liko sėlkui, taip ir turėjau būti. Pirmas laukelis pasėtas, gražu. Ten tolumoje nežinau, ar matysis kažkiek va. Kolega vienas važiuoja su volais per kviečius. Irgi žinau, kad skatina krūmijimąsi. Tai gal reikės pabandyti ir man šitą variantą. Šalnus dabar purkšt negaliu, o krūmytis reikia. Nors, aišku, šalnus padeda krūmytis. Nu, matysim, reiks pagalvoti. Ai, ir beje, dar tęsiam tą balandžio 1 dienos temą. Aš čia pirmąją ant vadybininkų užvariau, ne biškį. Sakiau, jų diena. Bet aš pats prieš kokius, tau seniau, 20 turbūt metais buvau vadybininku. Tada buvo maža įmonė, dabar jau didelė labai jinai. Nesakysiu pavadinimo, tiek jau to, kas žino, tas žino. Tai šiaip būt geru vadybininku, tai reikia mokėti suktis. Aš tikrai ne tas. Aš nemoku nei siūlyti žmonėm, nei apgaut, pavadinki mane ar kažkas tokio. Tai ne, vadybininko darbas ne man. Jeigu žmogus būdavo, atsimenu, irgi ateina su noru, va, aš ten noriu tą ir tą pirkti, viskas okei, prašau. Bet įsiūlyti aš nemoku, čia yra menas. Įsiūlyti padargą, techniką, kažką tokio yra menas. Tai taip, kad dažniau tų balandžio 1 tokių galėtų būti švenčių vadybininkų. Melagių, o ne, kai sakiau. Nors ne jie melagiai, ne jie ką. Čia gal labiau galvoju ūkininkai melagiai. Vis žmonom pasakoja, kad kitais metais bus geriau, nu ir savę guodžia. Bet kaip nebūna, taip nebūna. Bet tie paukščiai, koronuoja laidoj savo keikiau, tai jie, žinokit, atmintį gal turi kokią. Kerštauja jie. Išėjo žmona pirmąjį lauk, siunčia nuotrauką, va. Sako, čia tavo paukščiai, taviškai, ne? Nu, bet galvoju, aš iššūdau, tai neatskiriu mano, ne? Klausė, ar čia trašų prieidė, neprieidė. Nežinau, kaip sakai, ten buvo maniškiai paukščiai. Tai aišku, taviškiai. Bet šit... Jie kerštauja tau. Už tai, kad neleidau kirminų ėsti.
Tai sliekai mano. Mano žemė, mano ir sliekai, ne jų. Bus tavo ant jų reikia. Taip, kad su paukščiais atsargiai. Čia vis bandžiau kelis kartus burbuliukus pagauti. Nu, žinau, kad neturiu aš čia tiek kantrybės sėdėti prie tų alaus. Tai darom viedrą ir pilam apynius. O, matyt, burbulai buvo. O, reikės vandens dar įpilt. Kiek čia dabar praėjo savaitė laiko. Jau, savaitė laiko nuo virimų. Kvapelis. Oi, rūksta viskas. Super. Rūksta. O dabar ką, atsidarom apynius. Galėjau žirklės atsinešti, aišku. Ne, vats, prasiplyšė gražiai. Oh my god. Pavostykit. Citra. Taip, ir dabar va, gražiai, tau lygiai, va. Šitaip, va. Nusibarstu apyniai. Va, gražiai. Irgi rankom drebančiom. Va. Uždengiam ir paliekam dar kokiom 4-5 dienom. O po to prasidės ilgas ir nuobodus laukimas. Kokius? Nu bent jau 3 savaitės, kol ragaut galima bus. Iš kur aš tokios kantrybės turiu tiek laukti? Nesuprantu. Atsiminiau, kad turiu termometrą traktoriui. Dabar reikia pažiūrėti, ką rodo. Tai va dabar čia yra 6-7 cemų gylį yra žiena. Tokios temperatūros, o visai šalia turim arimą. Einam pažiūrėti, kokią temperatūrą arime. O jau čia išpurenta, iškedenta, tai ne tas žodis. Nu, o kaip kyla. Irgi panašiam gylį kaip žirnį sėčiau, dabar pažiūrėsim, ką rodys. 11 laipsnių beveik. Va. Beveik 11. Nu, greitai šildo čia. Aišku, arimas vis tiek juoda dirva, saulė traukia kitaip. O čia niekas nejudinta, niekas nedaryti. Bet įšils. Laikom čiūrikus rodo savaitgalį lietaus berods šeštadienį. Ir sekmadienį biškį rodo. Nors purkšt labai reikia, bet dzin, tegu lytų, nes nu liūdna. Visai gamtai šiaip liūdna labai. Net medžiai sprogsta, bet labai sunkiai. Prieš paskutinis laukas žirnokų. Sėjam, sukamės. Čia netoliese. Gal pavyks priartinti biškį. Šūdą krato bendrovės technika. 4 šūdkračiai, 1 teleskopas. Tai jie čia darbuojasi vyrai stipriai. O mes ėjam žirnius. Tiesiai irgi į neįdirbtą dirvą. Tik jau čia reikės medžiotojam pasuk, nes ten gale nedidelis, bet miškelis. Ir tų miškų kiaulių pilna. Jie teina paskui gyvuliai. Paukščiai sliekus vagia, o tie šernai žirnius vagia. Reikia tikėtis, nepavauks. Tie medžiotojai apsaugos, ne? Gerai, judam tolyn, nedaug likuojam. Girdit kokią tylą. Tai būna, kai baigėsi kuras. Vieną laukelį čia atvažiavau pasėti. Nedidelis. Nu, raudyklį dar rodytų, kuro užteks, nuvargė 3 hektarai. Bet jau dabar žinosiu, kad jau kai tiek likę padalų reikia užsipilti kuro ir neįsidirbinėti čia, nevaidint. Dar vis naiviai tikėjausi, bet va, išvažiavau ant keliukų ir viskas. Tai nieko, paskambyta ūkio vyriausiajam. Jau mačiau, džipas netoli. Atveža kurą. Užsipilsim ir važiuosim iki namų. O dar beje, tuo pačiu va irgi noriu pasidžiaugti, žiūrėkit. Pavasaris, va žmonės tvarkosi, ne?
Super, ta prasme, nu tikrai, va, atvežė, pavyzdžiui, išmeti lentas. Dar ten maišas kažkoks, va, maišai, celofanai. Super, ta prasme, aš tai tokius žmonės užskaitau, kurie va, pavasaris ateina, tvarkosi namuose, viską prisižiūri. Super, aš kaip džiaugiuosi už tokius šiukšlintojus, kad juos šikančius sutrauktų. Kad atsisėdę ant tualeto negalėtų atsistot, sutrauktų ir kojas, ir nugarą jiem, tai gal tada nenešios, nemėti šiukšlių. O Jezu, čia labiau supykau, dabar žinau, kad negu ant tų paukščių, kur mano sliekus vagia. Nu, čia pasityčiojimas, ne kitaip, aš nežinau, ką daugiau sakyti. Va, kol pykau ir va, atvažiavau kuro degalinė į namus, tai yra į namus prie traktoriaus. Žodžiu, pilam kurą, važiuojam namo. Datraukiau iki degalinės, kuro užpilta. Girdžiu, grįžta Bertas iš naujojo ploto purškimo. Reikia paklaust, kas tenai per formą, kas ten per dirvą gaunasi. Nu, į ką tu tiek gerų matei, baisiai tie šabakštynas po tų bendrovių darbų. Normaliai. Nežinau, viskas tai gerai, normaliai. Nėra tiek kokių provėžų, kažko labai. Tai, kur vėžiais buvę, tarkim, tai pavažinėtų. Nu, bet vis tiek, dabar taip pat sėsim tom pačiom vėžėjim, vis tiek nekeisim, žinai, nieko. 24 sakė metrai, negi sėta. Nu, tai va, sėsim tom pačiom vėžėjim, tada ir viskas. Jungiama. Slaptas jungtukas, jeigu kas svečiuose būsit, žinokit, geltoną tą paspaudžiat ir bėga vandenuką. Nu tai ir gerai, aš šiaip taip parvažiavau su nesąmonėm, tai važiuoju toliau darbuotis. Dar prasiplaus purkštuvą kartą ir panašu gal, kad rytoj važiuosim purkšt rapsą. Turbūt, nežinau, gal. Nu, matysim. Va, ateina mano brangiausioji su laukniešėliu į darbą. Va, labai gražus naujas Lidlo bliuzonas. Sakė, labai patogus, paklausim pačios jos. Aš tavo labai gražų bliuzoną geriu, sakei, patogus, geras, ne? O, sakė, va, jums gal nesigirdėjau. Gerai, važiuojam, sekantį akimirką bus iš lauko. Atėjau žmona va į svečius ir atsinešė lauktuvių, va. Ir dar va, atsinešė va tokių va lauktuvių, va, super. Nealkoholinis, sakė, tiem, kas vairuoja, tiem negalima. Nors aš tai vairuoju, tai nelaikau, va. Traktorius važiuoja, aš tai vairo neturiu rankose. Tai priklauso. Labai skanu, žinau, kad labai skanu iš dėžutės maistas traktoriui, tai yra Gaila, neturiu nukrist nuo kėdės kaip Gustavas į šoną, kur atbūt gerai, ne? Taip, labai skaniai supjaustyta. Jau pjaustymas tai yra super. Gerai, eikit vakarieniauti. Jau kai sekasi, ne, tai sekasi. Da matyt, va, kai kuras baigėsi beveik. Ne beveik, o baigėsi. Visokio šūdo pritraukė iš dugno, filtrą užkišo. Tai visa laimė, va, kad turėjau namie filtrą, grįžom. Namo greitai pasikeičiau 10 minučių ir judam toliau sėt. Naktiniai pamaina hes starteda, ne? Nieko, kasdienybė pavasario čia panašiai būna. Bet realiai pliusas tas, kad rytoj, jau šiandien nenaktinėsiu, aš čia labai ilgai, tai žirnius rytoj pabaigsiu sėt. Ir tikiuosi šeštadienį, jeigu neužlis, gausis pasėt kviečius. Ir bus sėja baigta. Ir jau tada lieka, kai sakau, lengvesnė darbų stadija, kai nereikia galvoti, ar čia šokti į purkštuvą, ar į sėjalką, ar į barstyklę, ar ką. Liks tik tai kas, dar vienas arba 2 tręšimai kviečiuose ir tik purškimai. Tai jau tada savo atsipūtęs darbuojasi ir viskas. O ir šiaip dar purškimam dabar žiauriai nepalankūs orai. Šalnos, nenormalios, ryte viskas dar 9 valandą balta buvo. Tai apie kokius čia purškimus gali galvoti. Čia ir tą glifosatą purškiau, nu taip, ant klaustuko veiks, neveiks, bet biškį normą padidinau. Susiminkštinom tradiciškai vandenį, dar dadėjau druskos šiek tiek, kad geriau paimtų žolės, tai reikia tikėtis bus viskas. O! Pasirodo, vienu filtru pakeisti neužteko, reikia dar vieną keisti, kurio neturiu. Tai rytoj anksti ryte laukia kelionė į Kauną iki Baltiko. Nusipirkti tą, kurio reikia ir dar po 2 papildomus filtrus, tai tada bent ramiai gyveni. Ir tiek. Žodžiu. Gero vakaro, iki greito.
Kauno neprireikia. Marijampolį radau. Ne originalas, bet čia dabar, tom kart bus greit įmesim tą filtro elementą, kurį pakeisti reikia. Ir pabaigiam žirnius. Liko vargani kokie 7 hektarai. Ir bus žirnėse jis pabaigtas. Oi, paskui persim, kai valgysim žirnius, ne? Skambės dainos per laukus. Einam keisti. Kadangi rodo savaitgalį biškį lietaus, ne kosmosą, bet rodo, tai nutarėm, kad reikia išsibarstyti. Sičiaupkim, kol salietra lėkia. Nutarėm, kad reikia išsibarstyti salietrą nuo avižų. Čia ant tų pieskų visų duodam 100 pem fizinių, tai kas čia gaunasi? 50, kažkas 60 kg, veiklė medžiaga to azoto. Tai, nes tikrai čia nėra tikslo kažką bet visai badu laikyti jų irgi nesinori. Ir galvoju, reiktų pasikapstyti, pažiūrėti, kaip avižos jau atrodo, ne? Pasisekė iš karto rasti. Jom čia viskas. 3-4 dienos. Bus daigas viršui gražios. Drėgmės dar kol sėjom, kai buvo. Tai kaip ir pasisekė, sakykim. Gerai, judam toliau. Reikia varyti purk žirnius dirbiniu. O čia gražiai va kaip pasnikta atrodo, matot. Balta. Galim tiek nematyti, man matyti. Čia prieš kokias 2-3 dienas gal. Iš greitimo kaimuko draugas pasuko, sako, kaimynas nusipirko barstyklę, kai tavo panašiai. Ir kadangi dėvėta, nežinau nei kaip su jie dirbti, nei ką daryti, ar gali pagelbėti. Tai sakau, apsisėjus žirnius biškį darbus apsimušu atliks. Tai va, iššokau į mašiną, varau, pabandysim paleisti. Buvau prieš tai, aišku, aš ten reikės pasižiūrėti iki jos, tai, apleista buvo ta barstyklė neblogai. Iš anglų jis ją pirkosi, tai turbūt anglai, kai nusipirko, tai taip ir neplovė. Nes mūsiškiai, turbūt gal 4 metais jaunesnė, bet kai nauja atrodo. Ta senesnė mūsiškiai. Bet kai nauja atrodo, tenai tai baisu karačia, bilė kas su ją. Tai va, tai varau paleidinėti, gal žmogui gerą darbą padarysiu. Prieš Velykas reikia būti gero, ne? Ar visada reikia palaukti, susimaišiau. Ar prieš Velykas, ar Kalėdas, ar visada. Žodžiu, varom padėti. Papuvus. Lengvai, nemylė anglai technikos, žiūrėkit. Ir šitas. Oi, puveikas. Bet nieko. Suvalkiečiai nagingi žmonės, padarys viskas, bus liuks, kai nauja. Barstyklę paleidau, toks ten ir paleidimas. Viskas veikia, kur tu pabėgai. Viskas ten veikia, GPS-as valdo tvarkingai, be jokių niuansų, be jokių problemų. Žmogui pasisekė, tik atsipuvus tą barstyklį. Bet sakė pasitvarkys, tai žodžiu, dirbs našiai, trąšas taupys, nes sekcijų valdymas veikia. Ir viskas, varom pro žirnių. O žinot, koks dar svarbus darbas po žirnių sėjaus, žinot, ūkininkai, o miesčionys turbūt nežino. Reikia nupurkti žirnius dirvinių herbicidų. Tada užsideda ant viso lauko plėvelė tam tikra ir nedygsta žolės. Ale, žiūriu, langai kokie nevalyti, vajazau. Bet taip nieko nepadarys. Greitai aš čia iššokau, buvo purkštuvas vandens užpiltas. Tai greitai susipyliau chemiją, ką reikia. Nors biškai vėjukas pakilęs, bet viskas ok bus. Ir taip, kad tradiciškai žirniai bus iki Velykų tikrai jau pasėti, jau yra pasėti. Suvoluoti ir bus nupurkšti. Tai čia super, galėsiu eit Velykų švęsti. Neblogas planas. Ok, darbuojamės, purškiam, kas čia penktadienio popietį, netinginiaujam. Sekmadienį pasėdėsim prie stalo, paauginsim pilvus vėlą, ne? Taip.
Tai ką, šeštadienio rytas. Ryto tokiu laiku reikės bažnyčioje būtų, ne 9 valandą. O šiandien dar varom pabaigti sėt. Tuos kviečius, kurių nežinau, turbūt kokius 3 metus, 4. 3 turbūt gal nesėjom. Nemoku aš jų per daug auginti, bet kad dabar, sakau, neturiu situacijos, ką daugiau sėt. Miežių dėl 5 hektarų nenoriu, avižų nenoriu. Žirnių tenai negaliu sėti, nes rapsas buvo, tai su pabirom bus reikalai, tai sėsim vasarinius kviečius. Čia iš draugų nusipirkau labai derlingos sėklos, labai, sakė, kūliai 9 tonas. Tai Vaidai, ką ačiū, mažiau nesitikiu. Ne, aš negopšas, man 8 užteks. Užteks 8 tonų, viskas tvarkingai. Tai va, reikia optimistiškai būti nusiteikus. Tai žodžiu, lėkiam į lauką. Pažiūrėsim, kaip mieste darbai sekasi. Laukuose gana pridirbom, kiek jau čia, 20 metų. Galima dabar jau ir kaip miesčionim pasidarbuoti, ne? Ok, varom tolyn. Tai va, atvažiavom į miestą. Va. Visai čia skaityk centre megapolio dirbam. Tai su įvažiavimu biškį tik tai durniau gaunasi, bet nieko pasidarysim. Dabar per miesto pusę įsukom, atvažinėsim, į tą pusę namai yra. Nesimaišyk ten tolyn. O iš čia atvažiuosim pro geltoną ten tą namą tolumu. Tai va, tai toks gabaliukas. Patogi vieta kažkam pardavinė. Ir sėsim. Yra žemė, kada nejudinta, tai drėgmės sočiai pilnai. Žiūriu, dar reikės čit padidinti gylį, nes lieka dalis grūdų viršui. Ir ką sėjam? 4,5 hektaro išeina. Prieš porą dienų nuglifosuota, jau matau, žolės raitosi, tai jom viskas bus gerai. Čia va, tik tai nepatinka, ką matau. Gal migliai panašu. Nu, bet žodžiu, išsiaiškinsim su laiku. Ir tiek, paskutinis laukas, pasėjam ir varom kiaušinių marginti. Tai va, šiemetiniai pavasariniai sėja pasirodo baigta, pabėgo ta kamera, neklaus. Žodžiu, prieš Velyką savaitę itin darbinga buvo, super. Trukdė biškį orai, šiek tiek ir gedimų turėjom, bet svarbu, viskas padaryta. Dabar tikėkimės, nereikės atsijinėti gegužės mėnesį čia tų kviečių, nors kvietys taip nenušala lengvai. Šiaip tikėkimės, kad palis, rodo, va, kad ateis lietučio čia pagal dangų. Ir sinoptikai bent jau žadėję, kad turėtų lyt. Tai va, čia kažkas atsimenu praeitam video, man rašė buvo, kad oi, rapsus draust reikia. Taip, draudžiam visus pasėlius, ne tik rapsus, oi, nežinau, daug metų. 10, tai tikrai, jeigu nedaugiau. Būna kartais pinigai balą išmesti, bet su visais draudimais tas pats yra, bet tu miegi ramiau. Vasarą užeina škvalai, krušaus kažkas tai dzin, tai jau miegi ramiau, nes žinai, kad vis tiek bent jau dalį nuostolių padengs. Tai dar šią savaitę ir pasėliai apdrausti, ramu, ir nuo šalnų, ir nuo visko, nes jeigu vėl pasikartos pernai metų gegužėje, kai buvo šalčiai, tai vajai. O daugiau ką, šios savaitės darbai baigti, šeštadienio pietus. Jau gal pats laikas pradėti Velykom ruoštis. Dar mane apsikirpti reiktų, bet kas čia mane jau apkirps šeštadienį po pietą? Liksiu maušas. Na, bet tiek to, ne pirmas kartas. Tai va, lėkiam ruoštis Velykom, visiems stiprių kiaušinių, gero oro, pailsėkim ir kitą savaitę kimbam į darbus toliau. Iki!